Daug žodžių girdim iš švento rašto ir be abejonės, kaip visada, yra pakankamai nelengva padaryti tokią sintezę ir išimt pagrindinę mintį, kuri tiktų, kuri yra vedamoji mintis ir galbūt, aišku, kiekvienas mes išsirenkam kažką skirtingo ir dar įdomiau, kad vieną kartą girdėdami tuos tekstus vienas dalyką išgirstam, kitą kartą jau kitus dalykus išgirstam. Tai tekstai, Dievo tekstai visada kalba žymiai plačiau ir visada pateikia arba pažeria tokių naujų įžvalgų ir minčių. Aš vis dėlto drįsčiau teigti, kad pagrindinė mintis šiandienos švento rašto žodžių, Dievo žodžių, kuriuos girdėjom, yra ta: Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame. Jėzau, tau nerūpi, kad mes žūvame. Tai mokinių šauksmas, kuris, kaip girdėjom, buvo ištartas jau, kada jie buvo kartu su Jėzumi. Ir kas be ko, tai gali būti ir mūsų šauksmas, kurį mes kreipiame Jėzų, sakydami: Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame. Žiūrėkit, rūpestėlis. Ar jūs esate tai pagalvoję, kas šiandienos žmogui rūpi? Kas jam yra svarbiausia? Kas jam rūpi? Iš tikrųjų, kada aš susitinku su žmonėm, galbūt ir verslininkais, ar šiaip žmonės, kurie labai yra pasitikintis savimi, žinot, aš juos taip įvardinu kaip nemirtingus. Jie yra, taip, elgiasi, tarsi būtų nemirtingi. Jie galvoja, kad gyvens ir gyvens ir gyvens. Kada jų paklausiu, sekmadienis, ar eisit į bažnyčią, jie šyptelėja ir daugiau mažiau ar pagalvoja, ar pasako: mes turim ir taip ką veikti, taigi laiko į bažnyčią eiti mums nėra. Tai nelabai reikšminga. Mes ir taip esam nemirtingi. Be abejonės jie to nepasako, bet taip elgiasi. Žiūrėkit, kuo rūpinasi žmogus, kuo rūpinasi žmogus. Jis rūpinasi, kad sekmadieniais mes arba važiuojam per kaimus, per miestelius, ar šiaip einam kur nors į parduotuvės, ar kur žiūrim pilna žmonių. Ir žmonės darbuojasi, jie dirba. Jiems rūpi jų buitis. Jie visada sako, kada ateina sekmadienį, sako: mes sekmadienį turim padaryti tai, ko dar nepadarėm. Ir mums tas laikas yra labai svarbus ir mes turim padirbti ir triūsia. Tai nieko nelieka tokiems žmonėms, kaip tik tai jų buitis, kurią nori susitvarkyti ir kurios, aišku, neįstengia niekad susitvarkyti, ir sveikata. Rūpinasi žmogus šiais lapkais ypatingai savo sveikata, kadangi nori ilgai gyventi. Ir vienas autorius, kurį neseniai skaičiau, tai labai toks tikrai įdomus autorius, jis apie šiandienos žmogų taip pasakė. Sako, šiandienos žmogus yra per daug nemirtingas, kad numirtų, ir per daug numiręs, kad gyventų. Labai taikliai pasakys, per daug numiręs, kad gyventų. Taigi, tokiems žmonėms, iš tikrųjų, Evangelija, kurią mes girdėjom, ji visiškai yra nereikšminga. Ir tie žodžiai, kada mes kreipiam į Viešpatį Jėzų: Viešpatie, Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame, manau, kad jiems yra nesuprantami. Tačiau, aišku, mums tikintiesiems tai yra esminiai žodžiai ir šiandien Evangelija iš tiesų ji gali būti interpretuojama įvairiom prasmėm. Kaip visada, kaip minėjau, šventas raštas pateikia platesnės prasmes, negu mes suvokiam. Ir ką tai reiškia, kad mokiniai plaukė valtimi per ežerą ir užklupo juos vėtra, kaip girdėjom, ir jie jau vos nepražuvo. Patys suprantat. Iš esmės tai egzistencinis pasakojimas, kuris gali būti pritaikintas kiekvienam žmogui. Ir tam tikros detalės skaitinyje Evangelijoje mums atskleidžia tas ypatybės, su kuriuom susidurėme mes gyvenime. Pavyzdžiui, sako, atėjus vakarui.
Jėzus sako, irkimės į aną pusę. Ką jums tai sako, pavyzdžiui, ką jums tai primena? Kada tas vakaras? Gali būti interpretuojamas ir pateikiamas įvairiai. Vakaras, kada yra vakaras ir bus kita diena, arba mūsų gyvenimo pabaiga. Atėjo vakaras, atėjo saulėlydis, atėjo momentas, kada turim iškeliauti iš šio pasaulio. Tai būna. Mes nelaukiam šito vakaro, kas be ko, ir nenorim, bet jis ateina. Ateina, kaip viskas praeina ir ateina. Ateina vakaras ir sako, irkimės. Ir tu turi iš šio gyvenimo pereiti į kitą gyvenimą. Taigi žmogus, kuris turi tą transcendencinę dimensiją, arba paprasčiau tariant, anapusinę dimensiją, kad jam rūpi ir anapus, ir kas bus po mirties, ir kas yra amžinasis gyvenimas, jam nerūpi vien tik tai jo buitis ir sveikata, bet ir dar daugiau. Taigi jis susiduria su mirtimi ir keliauja į anapus. Ir tas iškeliavimas, iš tiesų, kas su mirtimi esat susidūrę, realiai ir tiesiogiai, kada jums mirtis pažvelgia į veidą ir jūs jau, jeigu taip atsitiko, supratot, kad štai jau kažkiek, tai nedaug ir tu iš čia iškeliausi, apima baimė. Ir labai rimta baimė apima, kaip čia bus, kas čia dedasi, kas čia nutiks. Žmogus yra sukaustytas baimės. Ir tada šitas pasakojimas, kurį girdėjom, tinka mums visiems. Pradeda siūbuoti mūsų gyvenimo arba egzistencijos valtį į visas pusės ir mes žūvame. Užlieja bangos. Ir kągi, kas belieka, kaip tik šauktis, viešpatie Jėzau, tau nerūpi, kad aš pražūnu, kad aš mirštu, kad aš išeinu, kur tu? Suprantat? Ir kaip girdėjom, mes iš Evangelijos kągi. Jėzus atsibudęs sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui nutilk, nusiramink. Taigi visą tą chaosą, baimę, kurią mes kartais ištinka, Jėzus sutramdo. Nebūtinai reikia laukti tos mirties valandos, kada su tuo susidursim daugiau ar mažiau. Bet be abejonės ištinka mus irgi nuo visokių negandų, įvairių sukrėtimų, įvairių nelaimių, artimųjų mirtis, praradimai, darbo praradimai, susipykimai, išsiskyrimai. Aibė dalykų, kurie kiekvieną iš mūsų paliečia, irgi įsiūbuoja mūsų egzistencinę valtį, gyvenimo valtį. Ir kas belieka tada šauktis, kada mes nieko nebegalim padaryti. Tik į Jėzų šaukiamės. Viešpatie, tau nerūpi, kada žuvu. Priekaištas, šauksmas. Ir, kaip girdėjom iš Evangelijos, dėl to ir yra Evangelija skaitoma, mums padrąsinimo žodžiai. Viešpats, jis atsibunda, pakyla ir viskas sutvarko. Tai, žinot, nebereikalo, čia tas atsibunda, paminėjau tą žodį. Nes gali būti interpretuojamas šitas skaitinys, kurį girdėjom Evangelijos skaitinys, gali būti pritaikomas irgi bažnyčiai. Mes esame bažnyčia, bendruomenė. Ir žinot, bažnyčia yra įvardinta irgi kaip valtis, ne kaip laivas, Petro laivas, kuriame mes visi susėdę plaukiam per jūrą, per vandenis, per grėsmes, per pavojus, per vėtras. Plaukiam kartu su Jėzumi. Ir visko nutinka. Tarp kitko, šitas vertimas, kaip įsiklausiau šiandien pradžioj, tikrai labai tikslus yra lietuviškas. Jie taip pat jį ir pasiėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Toks keistas sakinys, kitose kalbose jis irgi išverstas yra taip, žinot, taip neaiškiai. Pasėmė jį Jėzų taip, kaip jis valtyje sėdėjo. Jau jis ką darė? Buvo valtyje. Ir mokiniai kartu su Jėzumi valtyje, ta prasme bažnyčioje, išplaukė į kitą krantą. Kartu su Jėzumi. Jis jau ten buvo.
Jeigu jūs įsiskaitysite tuos sakinius, pamatysit, kad čia daug tokių niuansų, kartais sunkiai suprantamų. Jis yra, jis nuolat yra valtyje, bažnyčioje kartu, bet žinot, toks labai yra įdomus dalykas ir čia toks prieštaravimas, kad jeigu žmogus įsiskaito į šitą tekstą arba klausosi šio teksto, galvoj, nu kas čia dedasi? Jėzus valtyje, audra siaučia, bangos pila ant viršaus, vanduo šlapia, jis miega, Jėzus miega. Jėzus miega, audra, viskas, neramumai, Jėzus miega. Tai ką, Jėzus bažnyčioje miega? Žinot, iškart, jeigu tu klausaisi šito sakinio, šitos Evangelijos ir jeigu supranti, apie ką kalba eina, kad apie Jėzų esantį bažnyčią, ir tada keli klausimą, kodėl jis miega? Jėzus miega. Ir jau čia gali, žinot, aiškinių pateikti labai daug, dėl to, kad gali būti įvairiai. Tam tikra prasme, mes krikščionys kartais iš tikrųjų Jėzus suvokiame kaip neveiklų, kaip miegantį, kaip nieko nedarantį. Ir stengiamės viską padaryti savo jėgom. O tie įvaizdžiai, kurie mums Evangelijoje pateikti, bangos, vėtra, vanduo, ir kluojam, taigi įvairios negandos mus ištinka, viskas ant mūsų galvos sugriūva, užgriūva, ir mes ir kluojam, stengiamės viską patys išnarplioti, padaryti, ir kartais mums ko gero pasiseka, toliau irgi bandome, kas nors ateina, kokia neganda. Ir Jėzus miega, mes leidžiam tam tikrą prasme įsivaizduoti jam miegoti. Ir kada atsitinka taip, kad tu nebegali nieko be padaryti, viskas, tavo ribos, tu žiūri, negandos arba bėdos arba nelaimės yra žymiai stipresnės negu mano galimybės. Ką darom? Netgi netikintis, netgi tie, kurie nelanko bažnyčios, netgi tie pradeda melstis. Žinot tai? Tikrai taip yra. Pradeda melstis, pradeda šauktis pagalbos, nes mato viskas. Iki šiol, visą buitį savo tvarkiau, buvau nemirtingas, žiūriu mirtingas besas. Šaukia vis, kaip čia dabar išsigelbėti, ir šaukia Dievą. Šaukėsi Dievo. Ir kągi, taip pat ir mums bažnyčioje turi nutikti, kad matom, kad neišspręsim reikalų savo jėgomis. Viešpatie, tau nerūpi, kad mes žūvame. Štai viskas. Jau niekur nebeišbėgsiu. Dieve gelbėk, Dieve gelbėk. Ir ką mes girdime? Ta mes ir girdime, ką ir pakartojau keletą kartų. Atsibudęs. Žiūrėkit. Kaip įdomiai viskas čia yra surėdyta. Tu gali tam tikrą prasme pažadinti miegantį Jėzų ir įgalinti jį veikti. Įsivaizduojat, kaip čia yra išreikšta per simbolius bendradarbiavimas arba santykis tarp Dievo, kuris yra visagalis ir viską gali padaryti, ir žmogaus. Jis tarsi miega, tarsi neveiklus ir tarsi nesirūpina mūsų reikalais. Dirbkit. Jeigu jūs norit vieni, dirbkit, pasižiūrėsim, kaip jums pasiseks. Leidžiu jums, darbuokitės. Ir žiūrėkit, kada mes jau atsitrenkiam į savo galimybės ribas, tada šaukim Dieve kur tu. Ir tada jis pakyla ir mus išgelbėja. Ar ne taip yra atsitikę jūsų gyvenimuose? Aš manyčiau, kad taip. Ir ne vieną kartą. Ir tai yra užfiksuota šitoje Evangelijoje, kurią girdėjom. Tokiais įvairiais žodžiais, kaip minėjau, ne taip ir lengvai suprantamais, bet tai yra tikrai labai konkreti ir aiški žinia. Taip atsitinka, kad mes keliam rankas į dangų, keliam savo maldą į Viešpatį Jėzų, ir jis atsibunda ir pradeda veikti mūsų gyvenime. Ir kas tada atsitinka, kas tada, kaip mes reaguojam, irgi yra pasakyta šiandien Evangelijoje. Labai įdomiai, sako, kada jie jau mokiniai susidūrė su tuo stebuklu, kad vėtra suvaldyta tapo visiškai ramu, sako, kasgi jis toks, kad net vėjas ir marios jo klauso. Pasibaigė taip Evangelinė. Kasgi jis toks?
Jie mokiniai nuo pat pradžių su Jėzumi buvo, kartu keliavo ir sako, kasgi jis toks. Suprantat? Mes irgi per gyvenimą kartu su Jėzumu keliaujam, tikime juo, pasitikime ir kada kas nors ypatingo mūsų gyvenime nutinka, nebūna taip, kad sako, kas tu Dieve toks, kad tu taip padarai, kad tu taip viską išsuki, kad tu taip viską sudėlioji, kasgi tu toks ir kas aš niekas, o tu atkreipi dėmesį ir man padedi ir mane gelbėjai. Suprantat, nuostaba ir tada mes galvom, tai va, Dievas, kurio mes dar nepažinojom ir kuris vis, kaip esu minėjęs ne kartą, mums atsiskleidžia gyvenime nauja patirtimi, naujų suvokimų. Taigi Dievo veikimas yra toks, kuris mus gelbėja. Bet mes ką turim daryti? Pasitikėti juo ir šauktis jo įvairiose situacijose, ypatingai, kada užgriūva kažkokios negandos. Amen.